Taigi pristatėm šią sistemą, dabar pristatysim naujausius pirties dūmtraukio sprendimus. Galiu? Taip, tai čia mes turime dvisienę dūmtraukių sistemą skirtą būtent pirtims. Ši sistema skirta dirbti nedidesnė kaip 600 laipsnių temperatūra, ką pirties katilai, kokia temperatūra dažnu atveju ir dirba. Svarbus yra parametras atstumas iki degių konstrukcijų, tai yra ne mažiau 100 mm. Kertant stogo konstrukcijas, perdangos konstrukcijas turime izoliacijos mazgą, kurį galima naudotis, yra 100 mm storio, pilnai užtikrina reikiamą saugumą. Viskas ištestuota terminiais bandymais, mechaniniais bandymais ir visais kitais skaičiavimais, kas yra būtina. Taip, tai turime tipinę sistemą su 50 mm izoliacija, turime 2 metrinius vamzdžius, turim pusę metro dvisienio dūmtraukio elementą, turime sklendę, šiuo atveju yra pasukama, lygiai taip pat gali būti stumdoma, ką mes matėme ankstesnėse sistemose. Dūmtraukis privalomai turi apatinį antgalį, kuris užsibaigia dvisienis ir jungiasi, turi viršutinį užbaigimo antgalį. Šiuo atveju mes matome kibirkščių gaudyklę, galimas variantas yra paprastas stogelis, priklausomai nuo sprendimų, nuo situacijos. Taip pat turime vieną iš pagrindinių pirties sistemos elementų, tai yra vandens bakas, kuris montuojamas yra tiesiogiai ant pirties krosnies per jungiamąją movą. Ten dažniausiai būna akmenys sudėti, tai principas yra labai paprastas, įkaitę dūmai ar ugnis eina per dūmtraukio vamzdį ir kaitina vandens tūrį. Vanduo yra naudojamas tiek pirties procedūram, tiek piltant akmenų, kadangi pirtininkai visi rekomenduoja tik tai įkaitusį vandenį piltant akmenų, norint išgauti geriausią garą. Taip, be to turime apdailinę detalę, dūmtraukį užsandarint, kirtus lubas ar ten sieną, įvairių sprendimai. Taip pat turime stogo sandarinimo detalę, kuri metalinė, nerūdijančio plieno, kuri tinkama įvairiausiam tipų stogams pagal pasirinkimą, pagal poreikį. Taip pat turime silikoninę stogo sandarinimo detalę su aliuminio profiliu, kuri leidžia ją išformuoti prie bet kokios stogo dangos, turėti sprendimą. Tai pasirinktinai variantas, kuris labiau tinkamas. Viskas pagaminta iš nerūdijančio plieno, jokios rūdijimo galimybės, estetiška, gražu, funkcionalu ir paprasta instaliuoti.